Labą dieną visiems, smagu jūs čia matyti. Tai praėjo beveik 100 dienų nuo mano paskirimo kariuomenės vadu. Daug įvykių, dinamika didelė. Geopolitinė situacija diktuoja, kad turime žiūrėti labai akylai ir stebėti, kokie procesai vyksta aplinkui. Ukrainoje karas nesibaigia ir matosi, kad greituoju būdu jisai, ar greituoju artimiausiu metu jisai nesibaigs, todėl mūsų pasiryžimas gintis, mūsų toliau stiprinti kariuomenės pajėgumus išlieka aukščiausias prioritetas. Daug yra priplanuota pajėgumų pagal pajėgumų vystymo planą 10 metų į priekį. Gera žinia, kad šiais metais pabaigėm su 3,2% nuo BVP gynybai skiriamų lėšų, tačiau norint toliau vystyti tas, kas pradėta, turim išlaikyti tą patį kiekį. Aišku, procentai dažniausiai neatspindi pinigų sumos, tačiau procentai taip pat padeda bent jau tuos užkalti kuoliukus ir žinodami, kokia yra galimybė eiti į priekį ir planuoti sekančius žingsnius. Tai pavyko susipažinti su kariniais daliniais, su jų iššūkiais, kas vyksta aplinkui, stebėti kovinį rengimą, pavyko aplankyti karius ne tik Lietuvoje besitreniruojančius, bet ir Didžiojoje Britanijoje Interflex operacijai, kurie ruošia kartu su sąjungininkais ukrainiečių karius. Tai 3 mėnesiai prabėgo beveik kaip 1 savaitė, todėl tempo nemažinu. Matau, kad dar nemažai darbų reikia atlikti, o laikas tiksi. Tad mano visas fokusas ir yra dabar kaip kartu su pajėgų vadais taip sudėlioti kovinį rengimą, kad mes ukrainiečių išmoktų pamokų pagrindų galėtumėm taip per trumpą laiką pakeisti mokymo tiek programas, tiek patį požiūrį tam, kad būtumėm tvirti, ryžtingi ir vykdomėm savo pareigas tėvyniai, jeigu to prireiktų. Tai gal tiek. Vaidas Beniušis, 15 min prašau, generolė dar apie biudžetą. Šią savaitę atskleistas kitų metų biudžetas, 3% BVP ir kitiem metam ir toliau. Ar esate išsakęs poreikį politiniai vadovybei didesnio gynybos biudžeto ir ar turėtume planą, ką darytume su didesniu gynybos biudžetu, kuris siektų bent tiek, kiek Latvijai, 3,5 aplink 4%? Man sąlyginai pasisekė su esamu krašto apsaugos ministru Laurynu Kasčiūnu, kurio nereikia prašyti. Jisai pats eina į vyriausybę ir visiems bando paaiškinti, kodėl reikia didesnio biudžeto. Ir tai yra kalba apie 3,5, o gal net ir 4%. Tai aš kaip kariuomenės vadas neapsiriboju procentais. Buvo ir esam šnekėję, tiek kad diskutavę viduje kariuomenį, mes visą laiką, mano principas yra turėti dar tą wish listą, dar savo tam tikrą kiekį, nesvarbu, kiek bus pinigų skirta, bet visą laiką turėti šiek tiek daugiau, tam, kad jeigu pasikeičia situacija, turėtum iš karto tą savo norus dėti ant stalo ir kad politinė vadovybė galėtų atliepti į tai. Generolas dalykai vakar labai išsakyta buvo mintis, kad turim stiprinti oro pajėgas ir kelius, turim eiti į priekį, nes visa simuliacija parodė tam tikrų klaidų. Kaip mano, kur čia būtų pirmieji žingsniai, taisytis arba spirtis į priekį? Iš tikrųjų, ta simuliacija turbūt nemažai turbulencijos sukėlė, bet nieko jie naujo nepasakė. Iš tikrųjų, dėkingas atsargos generolams, vertinga turbūt buvo visiems tiek patirtis, tiek tos išsakytos jų pozicija. Patys matot, kad buvo jau
padaryti pakeitimą iki man net ateinant į šitas pareigas, kad oro gynyba buvo perkelta šiek tiek anksčiau, todėl tie visi pirkimai tiek dėl kitų NASAMS baterijų įsigijimo, jos yra jau įsigijimo plane. Dabar dėl kitų pajėgumų, kurie reikalingi, tai reikia stiprinti ir esamus batalionus, esamas brigadas, todėl nacionalinės divizijos kūrimas ir jos stiprinimas yra vienas iš prioritetų ir mano, tą buvau pasakęs pačioje pradžioje, dar tai per prisistatymą. Todėl tie momentai, kas buvo identifikuoti think tankų, jie visiškai atitinka tą, ką mes dabar turime. Viskas riboja dabar tik tai lėšos ir laikas. Reikia suprasti, kad gamyba tiek Europoje, tiek pasaulyje nėra, gynybos pramonės turiu minėti, kad gamyba nėra turbūt tokia, kokios mes norėjom. Reiškia. Vis tiek jinai buksuoja šiek tiek ir dabar, kada užsimaniai nuėjai ir nuo lentynos pasiėmė, taip nėra. Reikia daryti užsakymus. Ir labai didelė dalis įrangos ginkluotės keliauja į Ukrainą. Tai turbūt ir mes, kaip Lietuva, labai remiam šitą tokį metodą, kad kol ukrainiečiai kariauja už savo ir mūsų laisvę, tol mes turim laiko pasitempti. Dėl virkščių pėstininkų kovos mašinų yra priimtas sprendimas įsigyti būtent šito tipo kovos mašinas. Kaip Jūs vertinate, manot, kad tai yra teisingas sprendimas, atsižvelgiant ir resursus, kurių neišvengiamai pareikalaus, tai ir galbūt galėtumėte atskleisti, kada bus jau įvardinta, kokią platformą įsigysime? Sprendimai buvo padaryti dar iki manęs, todėl aš nesvarstysiu, sprendimai yra sprendimai. Vikšras ratas laiką buvo diskusija, tačiau reikia nepamiršti, kad kurį laiką buvo tiek ir pasaulis, Europa, NATO orientuota ekspedicinės pajėgas, greitas nuvykti į kažkokį tai tašką ir sukariauti savo karą. Ukraina parodė, kad šarvas ir vikšras, ypatingai mūsų netgi teritorijai, mūsų Lietuvos valstybė, ypatingai pavasarį, ankstyvą ir vėlyvą rudenį, yra nepravažiuojama. Ir jeigu įsivaizduojam tą patį bokserį, kuris 40 tonų sveria, reiškia, jisai gali keliais važiuoti. Todėl sprendimas logiškas, nes netgi sovietinė kariuomenė, kuri buvo Lietuvoje, visą laiką turėjo tik tai mechanizuotus padalinius čia. Ir tai daug ką pasako. Karas Ukrainoje, išmoktos pamokos parodė, kad kai yra pažliugusi vietovė, jeigu nori manevrą, nori manevruoti mūšio lauke ir nori perimti iniciatyvą, reikalingas vikšras. Dabar kokia forma, kokia tai būtų platforma, tai planuojama apsispręsti kitą savaitę VGT. Geras lygiai išmalta, žinau, galima dar dėl gynybos finansavimo pasitikslinti, kiek Jūsų akimis tos projekcijos numatytos atitinka būtent karinį patarimą, nesirišant galbūt prie procentų, bet ką Jūs matytumėt, kokie poreikiai, sistemų, amunicijos pildymo, gal net vertintumėt, ar tie skaičiai numatomi yra optimalūs, minimaliai tenkinantis poreikius? Taip, geras klausimas dėl to, kad statome amunicijos saugyklas ir jas reikėtų užpildyti. Tai turime ir atsargas, bet kartu nepamirškim kovinio rengimo. Todėl procentai, kaip jau minėjau, nesirišant, bet aš manyčiau net ir daugiau negu 4, gal net ir 5 procentai, kurie padėtų mums atstatyti tą, ką praradom per daugelį metų, kai buvom nedefinansuoti arba buvom nepakankamai finansuojama krašto apsaugos sistema. Tai dabar tas spėrus arba greitas ėjimas į priekį irgi turi tam tikras rizikas, nes, kaip ir minėjau, gamyba Europoje nėra tokia sklandi ir greita. Įsigijimo procesai dažnai būna, kadangi esam demokratinė valstybė ir viešieji pirkimai diktuoja savo sąlygas, netgi turėdami labai greitai didelius pinigų kiekius, tai nebūtinai, kad pavyktų juos įsisavinti. Tačiau turime statybas, priimančioji šalis priimti vokiečių brigadą, turim planus savo miestelius, karinius miestelius, infrastruktūrą pakelti į atitinkamą lygį, ypatingai jeigu galvojam apie šaukimą, visuotinį šaukimą ir tam pasiruošimą. Todėl tuo pačiu metu reikia labai daug. Todėl aš manyčiau, kad pinigų suma jinai pagreitintų, didesnė pinigų suma, didesnis biudžetas pagreitintų tam tikrus procesus. Dėl paskutinis klausimas. Tai žingsnis arba prioritetai. Dėl Baltijos gynybos linijos matom, ką Estai daro, matom, kad Latvija daro, pas mus tiltai truputėlį
Drokalno dantimis apdėlioti ir panašiai, minų klausimas. Judam į priekį ir kiek apskritai visa šita gynybos linija yra suderinta tarpusavį tarp 3 Baltijos šalių. Ar kažkaip jūs šnekatės apie ją? Jisai yra tas momentas suderintas dar irgi iki mano ateimo politiniam lygmenį. Karinių, kaip tik turėsim pabaigoje šio mėnesio 3 Baltijos šalių kariuomenių vadų susitikimą, bus šitas klausimas pakeltas ir diskutuosim. Taip yra fragmentiškai, niekas kol kas nerausia apkasų ir neįsiskiria tiek pačioj Latvijoje, tiek pačioj Estijoje, net toj pačioj Lenkijoje. Yra sumanymas, yra planai, tam reikia pasiruošti. Mūsų pasiruošimas parkai, kuriuos jau matėte, yra tam tikros vietos, kurios yra jau istoriškai susiklošiusios, per kur dažniausiai priešiškos pajėgos eidavo, nesvarbu, kažkuriam šimtmetį reiškia. Tas yra identifikuota, sukaupiam priemonės, minos perkamos, jau dalis yra atkeliavusių, tačiau tai bus ne vienos dienos ir ne vieno mėnesio, ne vienų metų projektas.